Ar galima paversti šią negražią moterį gražią? Pirma, reikia išplauti plaukus. Tai aš čia dariau per tokį žaidimą, kur aš žaisdavau, kai buvau mažesnė. Tai pirma išplausime į plaukus ir tada pamuilinsim šiek tiek. Numasim kepurę, tai aišku. Bet pamuilinsim šiek tiek, kad būtų geriau. Ir lengviau išplauti galvą. Tada paplausim galvą. Jau sakiau, nuplausim galvą. Tada šaliką nereikia. Ir dabar šiek tiek pasirbliuosim. Išdžiovinsim, turiu omeny. Ir dabar šiek tiek pašluostysim. Daug geriau atrodo, ar ne? Dabar mums reikia prailginti šiek tiek plaukų. Mums reikia daugiau plaukų, kad būtų ką šukuoti. Nes daugiau plaukų reikia. Taip. Tai šiek tiek prašukuosim dar. Ir dar plaukų reikia, kad būtų viskas lygu ir gražu. Va, dabar išlygin viskas. Numausim. Dabar apkirpsim ją, nes mums reikia ją apkirpti. Va, šiek tiek dar pašukuosim. Dabar išlyginimo metas. Tai išlyginsim šiek tiek plaukus. Nežinau, ar gerai skambėjo, bet jo. Dabar išlyginsim plaukus, kad būtų gražus. Ir dabar ką tik pamačiau, kad jie visi negražus, tai pašukuokim dar daugiau su tokiam šukom. O dabar pagražinkime. Va, dabar taip iš šonus šiek tiek. Aš tiesiog jums rodau vaizdo medžiagą, kaip aš darau, nes nelabai lengva daryti. Ir gal pasakysiu, kodėl tiek ilgai video neįkėliau. Tiek ilgai video neįkėliau, nes nelabai turėjau laiko, vis tiek su mokyklai ir dar namų darbai. Tai, žodžiu, dabar šiek tiek papufinsim. Ir, galbūt, kad šis video šiek tiek ilgokas. Va, dabar pastorinam plaukus. Dabar šiek tiek pakirpsim vėl, kad būtų gražus. Gali būt, kad mano balsas labai šiek tiek tylus, nes nemėgstu garsiai kalbėti, tai jo. Va, šiek tiek patrumpinsim dar daugiau. O dabar nudažysim šiek tiek plaukus. Aš pasirinkau oranžinę spalvą, rudą, nežinau dėl to. Tai dabar padažysim kosmetiką. Kai padažysim su kosmetika, geltoną. Tai va per visą veidą, taip, labai gražiai. Atrodo, kad per visą veidą geltoną. Va taip, palyginsim, gražiai padarysim, kad nebūtų per visą veidą. Bet vis tiek bus per visą veidą. Tai va, šiaip tą kosmetiką sunku uždėti. Ir aš paskui Ir paskui jums parodysiu, kokią aš programėlę naudojau, nes gali būti, kad sumaišysit, nes ten būdavo tokia programėlė, bet tada Netflixas padarė. O dabar dažomės. Tai aišku, reikia blakstienas uždėti. Tai padarysim dabar blakstienas žalias, tokias geltoniškai žalias. Ir tai aišku, blakstienas uždėšim. Tai nudažysim blakstienas. Va, kaip gražiai jinai atrodo. Gal ilgesnės blakstienas šiek tiek padarysiu. Tai, jo. Aš tiesiog dėsiu visokius lipdukus čia į ekraną jums, kad nebūtų labai nuobodu. O dabar geras laikas jums priminti, kad ji nėra super graži, bet jie man tinka. Tai tiesiog dekoruosiu ją, kaip man jinai atrodo gražiai. Tai aišku, mano skonis nėra dar super geras. Bet aš tiesiog noriu pasižiūrėti, pasitestuoti, kaip jinai atrodo su kitais kostiumais ar kitom aprangom. Tai va tokį uždėšim ir jinai dabar atrodo kawaii cute. Jeigu jūs nežinot, ką reiškia kawaii cute, tai, žodžiu, toks stilius. Labai šviesus, rožinis ir gražus. Tai dabar uždėsim tokį pleistrą ant žandų, nes anksčiau dėdavomės visi, kas žaidavo šitą žaidimą, tai taip daryti. Pridėjome ją prie mėgstamiausių vilkėjų ir ačiū, kad žiūrėjote!